Šimtai, o gal ir tūkstančiai nuostabių fotografijų beveik pusę amžiaus gulėjo senuose lagaminuose, visuomeniai nežinomos ir neprieinamos. Meilės ir nuoskaudų laiškai irgi. Ne, šarmingoji Veronika Šleivytė nieko neslėpė ir nieko nesigėdijo. Nebuvo ji drovi, kukli ar ko nors įsigandusi, anaiptol. Ji buvo gal net pernelyg drąsi. Mėgo provokuoti, erzinti, tyčia piktinti nepadorumu. Kai ją išoperavo, demonstratyviai pozavo subintuotą galvą. Mėgo fotografuotis vyrišku kostiumu. Nesidrovėjo įsiamžinti ir viliokiškai nuoga. O štai ant šio portreto ėmė ir užrašė: mano atostogų nagai, čia pat nusikerpu. Ji buvo šelmė ir jai tikrai patiko gąsdinti įžūlumu. Net tada, kai rizikavo būti užmėtyta akmenimis, o sovietmečiu ir sėsti už grotų. Už ką? Už tai, kad ji mylėjo moteris. Savo mylimasias drąsiai fotografavo, rašė joms aistringus laiškus. Bene didžiausią jaunystės meilę, vienuolę Feliciją, iš jos atėmė sovietų okupacija ir karas. Jos gyvenime dar buvo Pupuliukas, Gražina, Laura, Reda, Roma ir keletas kitų lemtingų mūzų, įkvėpėjų ir sykių širdies žaizdų. Žmogus – mįslė ir paradoksas. Drąsių jaunystės nuotraukų autorė, provokatorė ir banalių gėlių tapytoja. Taip, sovietų okupacijos metais Vėra Šleivytė buvo žinoma kaip gėlių dailininkė, tautodailininkė. Meno kritikai jos kūrybos nelaikė reikšminga, kolegos nevengdavo patraukti per dantį. Tačiau sovietinėje sistemoje gėlių tapyba Vėrai buvo tai, kas leido jaustis saugiai. Gėlės nekliuvo, ideologiškai nebuvo nepatogios. Sovietų valdžia dailininkę Vėrą Šleivytę nesyk pagerbė diplomais, garbės raštais, jos personalinės tapybos parodos buvo atspindėtos spaudoje. Menininkės asmeninė biografija plačiai visuomeniai nebuvo pristatoma, nors mažai tikėtina, kad nebuvo žinoma. Ji draugavo su moterimis, aš tai pamačiau iš fotografijų pirmiausia, nes tiesiog jaučiasi kažkoks kitoks santykis, kitoks žvilgsnis, susilietimai tie, niekas ten nėra labai atvirai demonstruojama, tiesiog gali pasakyti, kad dvi draugės. Kai Kupiškio muziejus rengė tokią knygelę, dar tam pirmam dešimtmetį šio amžiaus. Tai jie šitą temą visiškai norėjo nutylėjo, ne tik norėjo nutylėti, nes aš manau, kad ir provincijoje tai ypač yra baisu tokias temas liesti. Nepaisant to, kad tu žinai, kad visiems aišku, bet, žodžiu, geriau patylėkim. Veronika visą savo gyvenimą nugyveno ir baigė gyvendama su moterim. Žodžiu, tai reiškia, kad tie santykiai buvo pilnavertiški ir, perspektyvūs. Inkriminuojami buvo vyrų santykiai. Moterų santykiai nebuvo apibrėžti kaip kriminalinis nusikaltimas. Vėlgi, čia sunkus yra klausimas. Ko gero, ji taip tiesiog, kaip sakyti, jautė, gyveno ir leido savo tas moteris mylėti, per daug turbūt neslėpdama, nes tai kažkaip niekam didelio nesukėlė nustebimo. Lietuvoje aš tuo metu kito atveju ir nežinau. Gal dar atsiras, nes fotografijos turi tokią tendenciją imti ir atsirasti iš niekur. Veronika Šleivytė, kaip fotografė, sovietinėje oficialioje fotografijos istorijoje buvo paminėta vieninteliu sakiniu. Prieš karą dalyvavo Lietuvos fotomėgėjų sąjungos parodoje. Viskas. Tarsi jokių ryškesnių nuopelnų. Jokio palikimo, jokios žymės.
Ji buvo paminėta 33 metų Lietuvos fotomėgėjų sąjungos parodos kataloge. Ir net paminėta kaip 3 vietos laimėtoja. Jos fotografija buvo pastebėta, tai yra faktas. Apie daug ką mes turėjom tokių fragmentiškų žinių, bet mažai kas paliko taip tvarkingai savo visą archyvą muziejui. Lagaminus su fotografijomis ir negatyvais paskutiniais gyvenimo metais Vėra į muziejų atvežė pati. Būtų galima manyti, kad 100 metų kruopščiai saugojusi jaunystės kūrybą, menininkė sulaukė dienos, kai ištraukti ją tapo saugu. Tačiau Vėra nebuvo iš tų, kurie atsargiai delsė. Regis ji nieko niekada, net ir sovietmečiu, nebijojo, išskyrus būti pamiršta. Ko gero, tai ir paskatino ją, garbingo amžiaus sulaukusią, ištraukti iš palėpės savo palikimą ir atvežti jį ten, kur tikėjo, jis bus apsaugotas nuo užmaršties. 4, ypač 10-metį ir 5 buvo pats intensyvumas, jį tada fotografavo viską, ir save, ir savo draugus, ir visokius oficialius renginius, kadangi lankė Kauno dailės mokyklą, tai ir kaip ten studentai piešė, fotografavo, studentų baliukus fotografavo, taip pat peržiūras, labai nuosekliai, darbų peržiūras kartu su autoriais. Bet pirmiausia, tai jį fotografavo savo šeimą Viktariškiuose, nuo ten ir pradėjo. Ir ypač mamą ir seseris, kažkaip tai tėvas retai atsirasdavo jos kadre, gal truputėlį likusi buvo tokia nuoskauda, kad jis jai neleido mokytis ir turėjo ten slapta nuo jo lankyti mokyklą, kad galėtų paskui stoti į tą Kauno dailės mokyklą. Ten mama ir vyresnioji sesuo padėjo. Ir pavyzdžiui, toj fotomėgėjų parodoj motinos portretas užėmė tokią labai svarbią vietą, irgi buvo eksponuojamas. Vertė yra tikrai ne tik tame, kad jinai leidžia mums pamatyti tarpukario gyvenimą, tačiau ir apskritai tos kompozicijos, kokias jie kūrė, žiūrint tiesiog į pačias fotografijas. Jos yra kupinos daugiau turbūt negu tik daiktiškosios kažkokios informacijos. Labai daug tokių nuotraukų, kur gali pavadinti autoportretais, nes Šleivytė fotografuoja pati save. Bet tai yra daugiau fiksacija tos šventės, tos progos. Ir per visą gyvenimą eina, gali išdėlioti besikeičiančias Šleivytės vaizdus su tom gėlėm. Keletas nuogų kadrų yra, bet nebuvo tokios programos. Tarabildienė, tai jinai jau tai kūrė sąmoningai kaip tokį projektą, o Šleivytė, yra nufotografuota ten, kaip jos deginasi su dukterėčia, ten ant žolės, ant paties aliuko tokio. Bet tokios, gana vienetinės nuotraukos. Paplūdimy irgi yra tokių nuotraukų, kur moterų pliaže ten moteris. Tai tiesiog irgi gyvenimo fiksavimas, taip galima pasakyti. Tai yra daug vertingos socialinės fotografijos, visokie Elgetos prie bažnyčios, Romai, ten jų visa stovykla išfotografuota, pasakojimas toksai, paskui ligoninių ciklas, Šleivytė sirgo ir tai tapo jos kūrybos irgi dalimi, nes jį fotografavo save, fotografavo kitus, gydytojos, seselės ir visi pozuoja ten, lankytojai pozuoja ir, žodžiu, viskas tarp tų baltų chalatų. Ir aišku, tos draugystės istorijos, tai yra istorijos. Pavyzdžiui, kodėl mes taip į jas žiūrim, pati Šleivytė tokį kodą duoda. Veronika Šleivytė gimė 1906-aisiais Vabalninko valsčiuje daugiavaikėje šeimoje. Tėvas dirbo kalviu, mama apylinkėse garsėjo kaip pribuvėja, mūsų dienomis sakytume akušerė. Mažoji Veronika gražiai piešė, tačiau kaime, ūkyje, mergaitės talentas neatrodė nei rimtas, nei naudingas. Verutę tėvai spaudė prie darbų ir vis barė, kad ši mieliau čiumpa pieštukus, o ne grėblį ar šakes.
Iš sutaupytų lėšų Veronika nusipirko fotoaparatą ir, nepaisydama pašaipų, kasdienybę ne tik piešė, bet dar ir fotografavo. Tėvui prieštaraujant ir nė trupučio neremiant, užsispyrėlė baigė Kupiškio progimnaziją ir 1924-aisiais įstojo į Kauno meno mokyklą. Į miestą atvažiavo mergina, toli gražu neatitinkanti lyriškojo drovios kaimietės įvaizdžio. Ji buvo tokia smalsi, aktyvi ir išsireikalaudavo, ko nori, pasiekdavo, ko nori. Pavyzdžiui, gyvenant kažkur Kupiškio rajone, Trobelėje užsimanyti stoti dailės mokyklą, jau man atrodo toks, svajonė tokia, kur daug kas, ypač merginos tais laikais, būtų, nuleidę rankas, čia dar be to neleidžia, sudėtinga, pinigų nėra. Ir viskas, o ji vis tiek važiavo, mokėsi, pasiekė savo, susirgo ir vis tiek paskui mokėsi ir baigė tą mokyklą ir įsitraukė į Kauno dailės gyvenimą, buvo žinoma kaip tokios socialinės dailės kūrėja, grafikė ypač. Iki tol dirbo Žemės ūkio ministerijoje braižytoja, tam, kad pragyventų. Ir tuo metu ji iš tikrųjų save labai ir nualino, ir tos visos ligos, kurios ten fiksuojamos dokumentuose, ir iš to ir gimė. Ir studijos, ir darbas vienu metu. Buvo ir pedagogė, dirbo Vaikelio Jėzaus amatų mokykloje. Tuo metu beje ji susipažino su Felicija, kuri jau kitose fotografijose visur ryškiai dalyvauja. Ji buvo tikrai puikia pedagogė. Įvairūs atsiminimai liudija, kad labai žavėjosi visi Veronikos Šleivytės asmenybė ir kaip jis sugebėjo veikti kaip pedagogė. Tai buvo iš tikrųjų įstaiga mergaitėms paruošti jas kažkokiom profesijoms. Ten Šleivytė nemažai laiko dirbo, tik tai įvyko irgi tokia situacija, jog ji užfiksavo nederamą elgesį su auklėtinėmis ir tas fotografijos pasiekė Ameriką. Ir ten tos visus seselių kongresus. Po šito skandalo Veronika Šleivytė buvo pašalinta iš mokyklos ir nebedirbo. Turbūt ryškesnė ji buvo apskritai kaip visuomenininkė. Kaip tokia organizatorė ir veidas, taip sakykime, tos bendruomenės moterų, menininkių. Bet ji dalyvavo ir fotografijos parodose, tose svarbiose pirmosiose fotografijos parodose, kuriuose, irgi bijau pameluoti, turbūt 4 moteris iš 50 kelių asmenų dalyvavo. Jie iš tikrųjų labai mėgo tą savo asmeninį gyvenimą fiksuoti kiekvieną dieną. Tiek meno mokyklos gyvenimą, įvairius susibūrimus, savo santykius ir su mylimosiomis, ir ankstyvuosius santykius, ir sužadėtinį ji turėjo. Sužadėtinį. Vietinis bičiulis iš kaimo, jie iš tikrųjų labai dramatiška istorija, irgi yra išlikę laiškai. Tai jie abudu dirbo toje pačioje ministerijoje. Jis buvo iš tikrųjų labai intelektualus vaikinas ir rašė be galo gražius laiškus. Iš pradžių tie laiškai labai žavūs ir romantiški, vėliau jie tapo jau tokie ir piktesni. Ko gero nesutapo jų interesai, žodžiu, ir įvyko ten drama ir skyrybos. Dramatiškų išsiskyrimų, lygiai kaip ir romantiškų pažinčių, Vėrai teko išgyventi apsčiai. Kiekvieną kartą jausmingai iki sielos gelmių. Savo mylimų draugių Vėra niekada neslėpė, pristatydavo jas namiškiams, atvirai kartu su jomis fotografuodavosi. Su vienuole Felicija net leidosi į kelionę po Europą, kur užsimezgė itin stiprus jųdviejų meilės ryšys. Sprendžiant galbūt iš dokumentų likusių, turbūt taip, Felicija buvo tokia ryškiausia, aišku, tai vėlgi yra galbūt ir iš mūsų perspektyvos atrodo kažkaip dramatiškiau, turint omenyje pačios Felicijos statusą. Ji buvo vienuolė. Tai, sakykime, prideda tokio dramatiškumo visame tame, bet labai graži draugystė buvo ir su
kaip ji dar yra vadinusi mano ispanė Laura. Prancūzija iš tikrųjų ji pasitraukė ir tapo vertėja. Ir vertė Rytų Europos literatūrą įvairią. Bet kad Felicija buvo jos meilė, tai jau nelieka abejonių, kai perskaitai jos laiškus, nes likę yra ir laiškai. Jas išskyrė karas, tos vienuolės bėgdamos nuo karo grįžo į Kanadą, iš kur jos ir buvo atvykusios. O Šleivytė liko Lietuvoje, ten dar buvo kažkokių planų ir ją vežtis, bet ji matyt nenorėjo kažkaip. Labai toks liūdnas išsiskyrimas ir yra nuotraukos ten meilės kampelyje, ten tokie užrašai, pavyzdžiui. Tie užrašai kitoj pusėje labai daug irgi pasako. Buvo siuntinėjami laiškai ir ypatingai laiškai yra labai tokie liūdni, tai būtent kelionės metu, kadangi kelionė buvo labai ilga. Ir Felicija taip pat buvo iš tikrųjų labai išsilavinusi moteris ir mokėjo iš tikrųjų labai daug dalykų žavėtis ir vertinti. Ir jinai aprašo ir lankomų miestų architektūrą, tokias žavingas detalės ir tuo pačiu baimę, kaip ji plaukia per vandenyną, kuris yra užminuotas. Žodžiu, labai tokie tamsūs taip pat peizažai. Ir vėliau jau jie nuvykusi į Ameriką, tiksliau į Čikagą, pradeda gyventi ten vėl savo aktyvų gyvenimą. Jinai ir vertėja dirbo, ir labai daug mokėsi, ir studijavo, ir netgi mėgo ir savo mėgėjiškai operą dainuoti. Tai opera buvo vienas iš dalykų, kuris taip pat jungė Veroniką ir Feliciją. Iš tikrųjų, po to Felicijos gyvenimas ten ir pasikeitė. Ji ir tos vienuolystės atsisakė ir ištekėjo už vyro, bet jau labai brandžiame amžiuje. Iš tikrųjų, neilgai ten ir praleido kartu. Veronikos gyvenime atsirado Rėda, tai yra jau sovietmetis, 60-mečio pradžioje. Santykiai taip pat labai panašu dramatiški ir visa tai fiksuojama yra pačios Veronikos sukurtame albume. Mano gyvenimo filmą. Taip Vėra pavadino savąjį dramatiškos meilės albumą. Jis LGBT bendruomenės laikomas svarbiu įrodymu, kad ši bendruomenė Lietuvoje turi ilgaamžę tradiciją. Daugelis intymiųjų Vėros Šleivytės fotografijų darytos 3-4 praeito amžiaus dešimtmečiuose. Homoseksualumą atvirai demonstruojančios nuotraukos Vėrai užtraukė nemalonę Antrojo pasaulinio karo metais. Fotografijos asmenybė ir veikla susidomėjo nacių saugumas. Šleivytė buvo tardoma, ištremta į Kelmę, iš kur turėjo būti išvežta darbams į Vokietiją. Vėrai pavyko pabėgti į Kazlų Rūdą. Ten jis slapstėsi 4 metus. Po karo grįžo į Kauną ir paniro į gėlių tapybą. Turbūt ji galėjo leisti savo visai nemažai, tokia kokia ji buvo, kaip ji kalbėjo, bendravo ir tikrai stipraus buvo charakterio. Tačiau kažkokie turbūt vis dėlto lūžiai jos gyvenime įvyko, labai sunku būtų to manipuliuoti, bet vis dėlto tai, kad ji atsitraukė nuo tokio socialinio gyvenimo, ji pasitraukė ir tiesiog visą likusį gyvenimą tapė gėles. Fotografavosi, tiesiog tai buvo jos rutina. Veronika labai panašiai fotografavosi kaip ir jaunystėje, panašią strategiją, naudojo, tik tai galbūt nebeturėjo tokių įrankių, nes labai skiriasi kokybė tarpukario fotografijų, nuo kurių yra kokybė fantastiška tiesiog ten ir malonu jas žiūrėti. Tai jau sovietmečio mes sunkiai ką ir ten, ypač jau į pabaigą, jau jos tiesiog ir prastai labai išsilaikiusios ir patys negatyvai visiškai yra ten praktiškai sunykę. Veronika Šleivytė mirė 1998-aisiais, sulaukusi 92. Jos noras išsipildė, fotografė neliko užmarštyje. Lagaminuose saugotos jos viso gyvenimo nuotraukos
rado vietą muziejuose, o drąsios kūrėjos pavardė pelnė deramą puslapį Lietuvos fotografijos istorijoje. Norint suprasti Veroniką, reikia ir suprasti jos aplinką, įsigilinti į žmonės, kurie ją supo, kadangi galime perskaityti tik tai jos draugių ir draugų laiškus, bet ne pačios Veronikos. Tai tų atsakymų reikia ieškoti kažkokiuose paribiuose, nežinau, kažkokiuose tarp eilučių. Kadangi nėra tokios specialiai suformuotos kaip kažkoks meninis archyvas, tai jose labai daug gyvenimo. O gyvenimas tai yra jame visko. Ir jos už tai fotografijose, aš manau, mes dar visko atrasim, nes aš visą laiką jaučiuosi, kad ir kiek visko dariau, ir knygą išleidau, ir parodą su Milda Dainovskyte, bet vis tiek dar toli gražu ne viskas, kad ten galima dar pamatyti įvairių dalykų.